Šventasis Pranciškus iš Asyžiaus. Ši istorija yra vieno žymaus, nuostabaus ir paprasto žmogaus. Jis niekada nebuvo užmirštas ir niekada nebus užmirštas. Daugelis žymių asmenybių gyveno ir mirė. Karaliai, užkariautojai, milijonieriai, muzikantai, skulptoriai. Bet nei vienas nėra taip prisimenamas ir mylimas, kaip šis žmogus, kuris tapo elgeta. Buvo nuolankus Dievo ir visų žmonių draugas. Štai taip prisistato Asyžiaus miestelis ant Subasio kalno Umbrijoje. Asyžiuje 1181 metais gyveno audinių pirklys Petras Bernadone. Buvo atsidavę šiam savo darbui ir prekybai su užsienio šalimis. Tai vienas iš žymiausių ir turtingiausių miesto žmonių. Iš savo 3 vaikų labiausiai saugojo ir ypatingai mylėjo jauniausiai Pranciškų. Šis buvo labai linksmas, turėjo daug pinigų, su draugais dalyvaudavo miesto šventėse, dainavo serenadas pačioms gražiausioms Asyžiaus merginoms, buvo žinomas kaip serenadų karalius. Tačiau už vėjavaikiškumo ir lengvabūdiškumo slėpėsi dosni ir jautri širdis. Niekada neatsisakydavo padėti stokojantiems. Vieną vakarą draugai pasigėdo Pranciškaus. Grįždami atgal jį rado esantį ekstazės būsenoje. Vienas jų sušuko: Pranciškau, įsimylėjai? O jis atsakė: tikrai yra taip, mano sužadėtinė bus kilniausia, turtingiausia, gražiausia iš visų merginų. Uno gli gridò: Francesco, sei innamorato? E lui rispose: certo, è proprio così. E la mia sposa sarà la più nobile, la più ricca e la più bella di tutte le donne. I suoi amici non Jo draugai nenumanė, kad tą žvaigždėtą naktį buvo pagautas Dievo meilės. catturato dall'amore di Dio. Aveva intuito Nujautė tą paslaptį, kurią vėliau dovanos visam pasauliui. Suprato, kad didesnis džiaugsmas yra duoti nei gauti. Ir nieko svarbiau nėra už Dievo meilę. Netrukus į miestą atvyko pasiuntinys skelbdamas karą prieš priešą miestą Perudžiją. Asyžiaus vyrai sutelkė pulką karių, prie kurių kaip savanoris prisidėjo Pranciškus. Tėvas tikėjosi, kad jis karo metu taps karvedžiu. Jiem davė kovo žirgą su paauksuotais šarvais ir ginklų. Pranciškus išvyksta į karą. Kai per naktį pastatė palapines, pavargęs ir suimtas skausmo, jis nuėjo ilsėtis. Staiga išgirsta balsą. Improvvisamente udì una voce. Pranciškau. Si alzò, Prabudo, ma non vide nessuno. bet nieko nepamatė. Pranciškau. Ripeté la voce Švelniai dolcemente. pakartojo balsas. Chi può fare Kas di labiau più tau per gali te? padėti, mokytojas Il maestro ar tarnas? o il servo? Il maestro, Mokytojas, atsakė jaunuolis. riprese la voce. Balsas toliau tęsė. Perché allora Tai kodėl palieki abbandoni il mokytoją ir maestro seki per paskui seguire il tarną? servo? Pranciškus suprato, kad tai buvo viešpats ir tarė. Signore, Viešpatie, che cosa vuoi ką nori, che kad faccia? daryčiau? Torna ad Assisi, Grįžk į Asyžių. Ten tau pasakysiu, ką turi daryti. fu la risposta. Pranciškus paklausė ir grįžo į Asyžių, kur buvo sutiktas su panieka ir apkalbomis. Grįžęs toliau tęsė darbą tėvo parduotuvėje ir niekam nepasakojo apie savo regėjimą. Francesco tornò a lavorare nel negozio di suo padre e non parlò mai della visione. Continuò a frequentare Ir toliau le lankė allegre linksmas brigate degli kompanijas, amici dainavo e a fare serenadas serenate merginoms, alle bet visą tai jam ragazze. nebesukėlė Tutto questo jokio non aveva più žavesio. alcun fascino per lui.
Ormai Pranciškus turėjo įprotį išeiti iš miesto ir nuošalioje vietoje kiekvieną dieną meldėsi, kad geriau suprastų, ką turės daryti. Ir Dievas jam palengva parodė. Pranciškus pradėjo rūpintis apleistaisiais ir slaugyti ligonius. Francesco cominciò ad aiutare i mendicanti e a curare gli ammalati. Un pomeriggio, Vieną popietę, kai jis jojo ant žirgo per kaimą, sutiko einantį raupsuotąjį. in un uomo affetto dalla lebbra. Francesco ebbe Jis norėjo kuo greičiau prajoti pro šalį, ma tačiau era questo buvo gera proga šiame žmoguje įžvelgti Kristų. scese da cavallo, Nulipęs nuo arklio andò ir incontro prieėjęs al prie leproso, raupsuotojo, gli posò Pranciškus una jį moneta pabučiavo nella mano sanguinante ir į jo kraujuojantį delną įdėjo monetą. risalì a cavallo. Kupinas džiaugsmo užlipo ant arklio ir sukosi atgal atsisveikinti su raupsuotoju. Ma non c'era Tačiau jo jau nebuvo. Francesco Pranciškus suvokė, kad buvo sutikęs patį Kristų. non lontano da Assisi Tolėliau vi nuo era una Asyžiaus buvo piccola nedidelė chiesetta bažnytėlė dedicata a pavadinta San Švento Damijono vardu. Nella chiesetta Šios viduje c'era un buvo crocifisso kryžius, dinanzi al prieš quale kurį Pranciškus Francesco praleisdavo passava daugybę molte ore valandų in maldoje. preghiera. Un giorno, Vieną dieną, mentre kai jis invocava meldėsi Dio prašydamas con Dievo, fervore kad parodytų perché savo gli valią, rivelasse la sua išgirdo volontà, viešpaties balsą, kuris sentì la sklido voce iš del kryžiaus. Signore che proveniva dal crocifisso. Francesco, Pranciškau, va a riparare eik la mia atstatyti casa mano namus, kurie baigė che sta sugriūti. cadendo a pezzi. Francesco capì che la voce Pranciškus si suprato, riferiva kad alla balsas chiesetta turėjo di mintyje San begriūvančią Damiano, Švento che stava Damijono cadendo bažnytėlę. Ritornò ad Assisi, Sugrįžęs į prese un Asyžių rotolo paėmė della iš savo migliore tėvo seta parduotuvės dal vieną negozio di suo ruloną padre. brangaus audinio. Con i soldi della vendita comperò le Už pietre per parduoto la audinio ricostruzione. pinigus nupirko plytas atstatymo darbams. Ma ad Assisi la gente Tačiau Asyžiaus criticava gyventojai quello che kritikavo Francesco Pranciškaus aveva fatto. poelgį. Quando Pietro Bernardone Kai tėvas tornò sugrįžęs dai iš suoi kelionės viaggi, išgirdo kalbas apie tai, ką jo sūnus buvo padaręs, jo išdidumui buvo suduotas stiprus smūgis. fu veramente un Nuėjo duro pas savo colpo advokatą ir liepė jam iškelti sūnui baudžiamąją bylą. e ordinò loro di citare Norėjo, in kad giudizio Pranciškus il gyventų kaip turtuolio sūnus Voleva arba che Francesco išsižadėtų savo o šeimos. accettasse di vivere da uomo ricco e stimato o rinunciasse alla sua famiglia. Il processo si sarebbe Teisminė byla svolto turėjo nella vykti cattedrale di Asyžiaus Assisi, katedroje su dinanzi vyskupu al Cristo. prieš akiją. Il giorno Gyventojai, dell'udienza, kurie sutilpo quelli bažnyčioje, che galėjo si stebėti šio caricarono nella proceso chiesa eigą. e attesero che Francesco e Bernardone si affrontassero in giudizio. Il vescovo disse a Vyskupas Pietro kreipėsi į Petrą Bernardonę, kad šis išsakytų savo argumentus. Tėvas pradėjo kalbėti šaukdamas. Visas miestas kalba apie mano sūnų, tai skandalas. Jei ketini ir toliau taip elgtis, reikalauju, kad atsisakytum savo paveldėjimo teisės. Po to vyskupas kreipėsi į Pranciškų, kviesdamas jį išsakyti tai, ką galvoja. Pranciškus tarė: Jūsų ekscelencija, iš savo tėvo nieko nenoriu, nei aukso, nei turtų. Noriu tik gauti leidimą gyventi neturte ir sekti Kristaus Evangeliją. Vyskupas paklausė: Nori pasakyti, kad atsisakai tau priklausančio turto? Taip, atsakė Pranciškus. Petras Bernardone buvo neramus ir iširdęs. Pranciškus paėmė maišelį su pinigais, kurį buvo prisirišęs prie dirželio, ir numetė prie tėvo kojų sakydamas: Štai tau, kiek trūksta, panaudojau bažnytėlės atstatymui. Ladro,
Vagis, šaukė tėvas. Noriu visų pinigų iki paskutinio cento. Pranciškus nuliūdo dėl didelio tėvo gobšumo ir žmonių akivaizdoje nusirengė rūbus. Juos numetė prie tėvo kojų sakydamas: iki šiol Petrą Bernardone vadinau savo tėvu. Nuo dabar jo daugiau nebevadinsiu savo tėvu. Bet tėve mūsų, kuris esi danguje. Tėvas paėmė numestus rūbus ir išėjo keikdamas. Pranciškus, apsirengęs maišu, leidosi kelionėn. Buvo šviesi ir saulėta pavasario diena, kai vedė Madona neturtą, sau kaip simbolį išsirinko kryžių. Vėliau viešpats jam leido suprasti, kad turėjo statyti ne tik bažnyčias iš plytų, bet ir gyvą Kristaus bažnyčią visame pasaulyje. Nedvėlamas Pranciškus nuėjo į Asyžiaus turgaus aikštę. Visi žmonės iš jo šaipėsi, o jis šypsodamasis juos sveikino. Viešpats jums gali suteikti ramybę. Žmonės mokė, ragino atgailauti, buvo kupinas džiaugsmo, nekreipė dėmesio į pažeminimus. Jo sakomi žodžiai buvo paprasti ir širdis pilna Dievo meilės, tad žmonės pradėjo jo klausyti. Vienas turtingas ponas vardu Bernardas, pasiklausęs Pranciškaus pamokymų, dorai gyvendamas, nusprendė parduoti visą savo turtą ir surinktus pinigus išdalinti stokojantiems. Tada nuėjo pas Pranciškų ir prašė, kad priimtų kaip jo mokinį. Poi andò da Francesco e lo pregò di accoglierlo come suo discepolo. Netrukus prisijungė dar 14. Pranciškus tarė jiems: mūsų jau yra 12, turime vykti į Romą ir prašyti popiežiaus, kad patvirtintų mūsų gyvenimo būdą. Vadinsimės mažieji broliukai. Bet popiežius ir kardinolai mąstė: neįmanoma, kad grupelė žmonių galėtų gyventi neturėdami jokio turto, tik iš išmaldos. Prašė laiko pamąstymui. Nakties metu popiežius susapnavo keistą sapną. Regėjo Švento Jono baziliką Laterane, prie kurios jis gyveno pakrypusi ir begriūvančią. Netikėtai žmogus, kuris buvo basas su suslyšusiais rūbais, savo petimi atrėmė pakrypusią bazilikos sieną. Popiežius atpažino, kad tas vargšas žmogus buvo Pranciškus. Kitą dieną pasišaukęs kardinolus ir Pranciškų tarė: jei galvojame, kad yra neįmanoma gyventi neturto dvasioje, galvojame, kad nėra įmanoma gyventi Evangelijos dvasia. Tai būtų Dievo įžeidimas. Popiežius patvirtino Pranciškaus gyvenimo būdo regulą. Gavęs popiežiaus patvirtinimą, Pranciškus galėjo mokyti ir bažnyčiose. Tarp klausytojų buvo labai graži mergina iš turtingos šeimos. Klara buvo sužavėta jo žodžių. Taip vieną naktį palydėta tetos nuėjo į Pracinkulės bažnytėlę. Prie altoriaus Klara apsirengė pranciškonišką rūbą, nusikirpo geltonus plaukus. Prie jos prisijungė ir kitos merginos. Tokia buvo antrojo Šventojo Pranciškaus ordino pradžia, kuris buvo pavadintas Šventomis Klarisėmis.
Nemažai žmonių, taip pat ir vedusieji, pasiklausę Pranciškaus, prašė jo taikos regulos, panašios į tą, kurią buvo davęs neturtingiems broliams ir šventoms klarisėms. Atsitiko taip, kad Pranciškus davė pradžią trečiam ordinui. Jos kvietė būti paprastais valgant ir rengiantis, pasidalinti, ką buvo sutaupę su vargšais. Ir šiandien daugelis žmonių seka Pranciškų šio paprastu ir pilnu ramybės gyvenimu. Buvo kryžiaus karų metai. Krikščionys riteriai vykdavo į šventą žemę išlaisvinti šventą kapą iš musulmonų. Prie jų prisidėjo ir Pranciškus. Degė troškimu vykti į Jeruzalę ir skelbti Jėzų visiems žmonėms. Pasibaigus kovoms, Pranciškus beginklis nuvyko į musulmonų karių stovyklą. Jie šį suėmę nuvedė pas Egipto sultoną Meleką El-Kamel. Pranciškus vylėsi atversti sultoną į krikščionių tikėjimą, bet šis jam buvo paruošęs spąstus. Pilna kilimėlį su kryželiais. Nes galvojo, jog tikras Kristaus sekėjas nemindžia šių kryželių. Priešingai Pranciškus drąsiai vaikštinėdamas ant jų tarė. Ant Kalvarijos kalno buvo 3 kryžiai, bet tie, ant kurių vaikščiojau, buvo neatgailaujančio piktadario kryžius. Sultonas nusistebėjęs parodytą drąsą įdėmiai išklausė, bet atsisakė atsiversti. Pranciškus buvo nuliūdęs ir sielvartavo, nes tikėjosi atversti sultoną arba mirti už Kristų. Tačiau jis buvo paleistas į laisvę. Jam buvo įteiktos įvairios dovanos. Šitai Pranciškus sugrįžo į Italiją. Tais pačiais metais sušaukė visus savo mokinius į pasitarimą. 5000 vyrų nebalintais abitais apsiavę sandalais nuėjo ilgą kelią iš Italijos, Prancūzijos ir Vokietijos link Pracinkulės. Kai visi jau buvo susirinkę, suprasdama savo silpnos sveikatos būklę, savo šeimą pavedė rūpintis broliui Petrui Katanį. Jis pats ir toliau vykdė savo užduotį, mokė žmonės. Atvykdo į vietovę, kuri vadinosi Grečiu. Buvo šventų kalėdų naktis. Pranciškus prisiminė, kad šventoje žemėje regėjo olą, kur buvo gimęs Jėzus. Ir jam kilo puikia idėja. Sakė savo broliams, kurie buvo su juo, kad eitų ir kviestų visus gyventojus pasiekti naktį olą ant kalvos. Atvykę su deglais ir žibintais išvydo ėdžias, jautuką ir asiliuką beėdančius. Vidurnaktį Pranciškus ėdžiuose paguldė kūdikėlio Jėzaus statulėlę. Visi atsiklaupę meldėsi. Nuo tų kalėdų po visą pasaulį paplito paprotys įrengti prakartėles. A mezzanotte, Francesco depose nella mangiatoia una statuetta del bambino Gesù. Tutti si inginocchiarono pregando. Da quel Natale si diffuse in tutto il mondo l'usanza del presepio. Nell'estate del 1224 metų vasarą Pranciškus su keletu brolių užkopė į nuošalią vietą, kur atsidėję meldėsi. Rugsėjo 14 dieną apsireiškimo ekstazės metu meldėsi. Viešpatie Jėzau Kristau,
Tave prašau prieš mirtį suteik šią malonę, kad šiame gyvenime savo kūne ir sieloje galėčiau patirti tą skausmą, kurį tu iškentei mirdamas ant kryžiaus. La pena che tu hai sopportato nell'ora della tua crocifissione. Šio regėjimo pabaigoje Pranciškus jautė, kad Kristus išklausė jo maldos ir ant delnų, kojų ir krūtinės pašonėje atsivėrė Kristaus kančios stigmos. Apparvero I segni dolorosi della passione del Signore. Nuo tada jis daugiau nebegalėjo vaikščioti, judinėjo ant asiliuko. Stengėsi nuo žmonių slėpti šią dovaną, kurią gavo iš Jėzaus, bet visi žinojo ir sutikdami jį kelyje klaupėsi, tiesė savo rankas paliesti jį. Ma già tutti lo conoscevano e si inginocchiavano lungo le strade al suo passaggio. Stendevano le mani per toccarlo. Dabar jau yra pako. Gyveno skurdžioje lušnelėje, nieko daugiau nepajėgė daryti. Tačiau laikotarpiu sukūrė nuostabią šlovinimo ir padėkos Dievui giesmę, Saulės himną. Aukščiausias visagalis, geras Viešpatie. Tau šlovė, garbė, didybė ir dėkojimas kiekvienas. Viskas iš tavęs prasideda ir tavimi laikosi, ir žmonės nėra verti tave minėti. Todėl te šlovina tave, mano Viešpatie, visi tavėjai sutvėrimai, ypač puikioji sesė Saulė. Jie tu apšvieti dienas ir mus. Jinai didžiai spindėdama mums atneša aukščiausias tavo vaizdą. Te garbina tave, mano Viešpatie, brolis mėnuo ir seseris žvaigždės. Tu jiems suteiki danguje puošnumą, grožį ir šviesumą. Te garbina tave, mano Viešpatie, brolis vėjas, debesis, giedra ir visokie orai. Per juos tu savo kūriniams teiki gyvastingumą. Laudato si, mi Signore, per frate vento, e per aere, e nubilo, e sereno, e onne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. 1226 metų spalio pirmoje pusėje prie durų išgirdo sesę mirtį. Ją priėmė su džiaugsmu. Sveika atkeliausi, sesutė mirtie. Prašė brolių, kad nuneštų už miesto, netoli vienos nedidelės bažnyčios. Kada atvyko netoli Asyžiaus miesto, prašė, kad būtų pasuktas miesto link. Paskutinį kartą pažvelgė į savo miestą ir jį palaimino. Paprašė, kad būtų išrengtas ir padėtas ant plikos žemės. Troško numirti kaip Kristus ant kryžiaus. Vienuolyno vyresnysis jo paprašė, kad paimtų rūbą, kurį padovanojo brolis. Pranciškus su džiaugsmu priėmė, nes tai buvo dovana vargšui. Tad pakėlęs ranką palaimino visus savo brolius ir tarė: Aš padariau tai, ką turėjau. Dabar jūsų eilė. Mokyk juos, Kristau. Besiartinant sutemai broliai ir tie, kurie jį mylėjo, klūpojo arti jo ir už jį meldėsi. Staiga jo veidas nušvito iš džiaugsmo ir jo lūpos ištarė psalmės žodžius.
Con la mia voce ho gridato Stipriu al balsu Signore. šaukiau viešpatį. Leisk man eiti iš šios nelaisvės ir šlovinsiu tave. I giusti mi Teisėjai faranno uždės teisumo corona vainiką ir quando man mi concederai suteiksi la tua savo grazia. malonę. Si fece profondo Gilioje silenzio. tyloje giedodamas, Francesco Pranciškus era iškeliavo appena amžinybėn. ispirato cantante.